Lietuvos patriotai, tautininkai, pradėkime savo šventę kaip ir kasmet nuo mūsų tautos himno. Ačiū, matau. Kepurės nepamirškit nusimti. Lietuva tėvynė mūsų, turi vyrų žemę, išraikė savo sūnus, kas įvykęs kelią. Tegu tavo vaikai eina vien langais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašaina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė Taigi, sveikinu visus su mūsų tautinės valstybės gimtadieniu! Šios eitynės buvo įvairiai vertinamos žiniasklaidoje. Šiandien, praeidami su lietuvių liaudies dainom, su patriotiniais šūkiais, visiškai sužlugdėm tų kelių veikėjų melo kampaniją. Taigi, mes savo eitynėse organizuojame 5 metus ir mes visada sakėme, kad šių laikų eitynėse neužtenka vien tik tai atšvęsti laisvę, paminėti istorinį įvykį. Yra itin svarbu išsakyti patriotam tai, kas galbūt kelia problemas ir kiti to neišsako. Mes šiandien deklaravome ne vieną tokią problemą. Tai yra ir žemės pardavimas, ir mūsų valstybės tapimas po truputį tokia kairiaja, liberaliaja, sekant aklai paskui vakarų šalių klaidingą patį. Vakarų valstybių vadovai jau supranta, kad multikultūrinė šalis žlugo. Jie tai deklaruoja savo kalbose. Kodėl mes sekame paskui juos, kai galėtume žengti į priekį ir žengti tuo keliu, kurio jau po truputį žengia senosios vakarų Europos valstybės, tai yra tautų Europos keliu. Kiekviena karta lietuvių tautoje turėjo eiti tą sunkią kovą. Mes galim prisiminti kartu su Lenkais turėtų sukilimus prieš svetimus okupantus. Mes galime prisiminti savo nepriklausomybės kovų savanorius. Galime prisiminti 1926 metų perversmo dalyvius, kurie reikiamų momentų tėvyniai sugebėjo ir ryžosi imtis drąsių veiksmų. Mes galime prisiminti mūsų partizanus, išėjusius į mišką kovoti prieš svetimus okupantus. Galime prisiminti Birželio sukilimo dalyvius ir Ambrazevičių Brazaitį, mūsų tautos didvyrį, tikrą lietuvių tautos premjerą, o ne toj, kuris grasina tautininkams, kad galbūt netinkamos eitynės, galbūt lietuviai neturėtų švęsti savo šventės. Tiek mano minčių. Aš labai tikiuosi, kad ir mūsų tauta, mūsų šita dabartinė karta, kuri čia susirinko eitynės, daugiausiai jauni žmonės, atliks savo darbą ir mes parodysim, kas yra kas. Tegyvuoja lietuvių tauta, tegyvuoja Lietuvos valstybė, tegyvuoja nacionalinis pasipriešinimas. Sveikinimo kalbą kviečiu pasakyti Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininką Julių Panką. Sveiki gerbiami eitynių dalyviai. Sveiki buvę ir esami Seimo nariai, kurių čia mačiau ne vieną. Sveiki gerbiami kovo 11-osios aktų signatarai, kurių irgi mačiau ne vieną. Gerbiami disidentai, Kauno miesto savivaldybės atstovai. Sveiki visi eitynių dalyviai. Iš tikrųjų, ačiū visiems, kad čia susirinkot. Ačiū, kad buvot kartu. Ačiū, kad nepasidavėt provokacijoms. Kad neišdegė šitas planas, kuris buvo kuriamas toli nuo čia, kuriamas visą savaitę, bet neišdegė jiem.
Paprastai tokiomis progomis prisimenamas nepriklausomybės aktas, istorinės aplinkybės sąlygojusios jo atsiradimą ir skelbimo peripetijas. Kartais dar yra kalbama apie istorinės epochas, didvyrius, paguldžiusius galvas už mūsų tautą ir tėvynę. Daug kalbama tokiomis progomis. Tačiau šiandien šiek tiek liūdna ir pikta, kad mūsų tautą apsėdo abejingumas, apniko neveiklumas, prisitaikėliškumas. Pažiūrėkime aplinkui, atsimerkime. Į darželius plūsta iškrypėlių ideologiją propaguojantis genderlopininkai. Mokyklose norima ugdyti kosmopolitizmą kaip vertybę. Emigracija dažnam atrodo vienintelė išeitis iš užburto skurdo ir neteisybės rato. Negerovės mes galime vardinti ir vardinti, tačiau kas iš to? Mes taip tik dar labiau nusivilsime ir susigadinsime šventinę nuotaiką. Nenorėdamas jums gadinti šventės, tik paklausiu keletos retorinių klausimų. Kodėl kiekvienais metais tradicinės vasario 16-osios ir kovo 11-osios patriotinių jėgų organizuojamos eitynės susilaukia tokios Lietuvos nepriklausomybės priešų isterijos? Jie bijo mūsų švenčiančių. O pabandykim įsivaizduoti, kaip jie bijotų mūsų kovojančių. Jeigu mes drąsiai stotume į kovą už normalų sveiką mokslą prieš pseudo profesorius neomarksistus universitetuose, jeigu mes drąsiai stotume į kovą už sąžiningą ir tautišką politiką prieš parsidavusias ir priešiškas Lietuvai politinės jėgas Seime, jei mes drąsiai stotume į kovą už skaidrumą ir taupymą valstybinėje biurokratijoje, prieš ES fondų įsisavintojų kontoras ir kontorėlės. Jei mes stotume į kovą už tradicinės šeimos vertybių skiepijimą darželiuose ir mokyklose, prieš iškrypimų ir kosmopolitizmo diegimą kaip vertybių. Tačiau, kad taip įvyktų, reikia, kad mes būtume. Reikia vieno nedidelio smulkaus dalyko, kad mes būtume universitetuose, būtume Seime, būtume mokyklose, darželiuose, būtume visur ir drąsiai skelbtume ir liudytume savo lietuvybę, savo patriotizmą, savo pažiūras. Jei šiandien čia atėję žmonės per porą metų pritrauktų bent po 10 tautiškai nusiteikusių žmonių į mūsų judėjimą, tai būkime tikri, po 5 metų, kai švęsime 100-asias metinės vasario 16-osios akto, mes turėsime save ir savo tautą gerbiančią vyriausybę, kurios ministrai nebliaus atsiprašymų tautos engėjams. Lietuvai dirbantį saugumo departamentą, neįleidžiantį į šalį aferistų ir valkatų, dergiančių ir šmeižiančių mūsų šalį ir tautą. Turėsime apvalytus nuo bolševizmo ir kosmopolitizmo idėjų plitimo universitetus, tautinę mokyklą ir socialiai atsakingą tautinę gerovės valstybę. Mes turime teisę gyventi savo valstybėje ir būti joje laimingi. Mes privalome puoselėti savo valstybę. Tam mūsų įpareigoja mūsų protėvių žuvusių už tėvynę vėlės ir atminimas. Nebijokime 2 žodžių – kova ir pergalė. Mūsų kova teisinga, ji ne prieš, ji už. Ji negriaunanti, ji kurianti, todėl ji privalo nugalėti ir nugalės. Sušūkime garsiai, kad skambėtų visas Kaunas. Te gyvuoja kova, te gyvuoja pergalė. Te gyvuoja kova, te gyvuoja pergalė. Sušūkime garsiai, kad girdėtų ir Vilnius. Ne rytams ir vakarams. Ne rytams ir vakarams. Ačiū. Po tokios stiprios kalbos, aš kalbėsiu truputį ramiau, nekalbėsiu tiksliau. Pakviesiu prie mikrofono nepriklausomybės akto signatarą Algirdą Patacką, jisai dar yra su mumis, tikiuosi, kad taip. Ar Algirdas Patackas yra dar čia? Algirdas Patackas parašė man labai patinkančius kelis iš eilės straipsnius, aš labai norėčiau jam ranką paspausti. Aš norėčiau pradėti nuo tokios frazės.
Lenkai Lenkijai, Lenkija Lenkams. Žydai Izraeliui, Izraelis žydams. Ir trečias, Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai. Ar kas nors gali prieštarauti prieš šitokius posakius? Ir tiesiog gerai, kad nemiegam, gerai, kad kažkas verda. Lygiai šitoj vietoje prieš daugiau kaip 20 metų šito balkono čia buvo mitingas po gerai jums turbūt žinomo, o gal ir jaunimui nelabai, bananų baliaus, kai Vilniuje buvo suplakti vieno mitingo dalyviai sovietinės milicijos. Ir tada Kaune visi buvo pritylę, manė, kad prasidės represijos, tačiau kauniečiai neišsigando, susirinko Rotušės aikštėje, o milicijai mes pasakėm, tvarką užtikrinsim mes patys, jūs nesikiškit, nes jeigu įsikišit, nebus taip kaip Vilniui. Taip ir vyko, ir atsimenu tamsą, atsimenu kalbas ir atsimenu minę, kurioje buvo labai daug jėgos. Tam tikrą šitos jėgos atgarsį aš matau ir dabar. Mes esam čia, mes savo žemėje, mes čia gyvename 1000 metų, mes savo žemėje sukūrėm valstybę, mes tvarkomės patys, mes klausom patarimų, bet neįsakymų iš kitų žmonių, iš kitų valstybių, iš kitų tautų. Mes esam lietuviai, mes čia gimėm, mes čia užaugom ir mes čia mirsim. Ir mes čia gyvensim. Šiemet mes padarėm šią tokią išvadą po pernai metų, jeigu atsimenat, buvo apie 15 kalbėtojų, tai šiemet mes jų turime ne tiek ir daug, tačiau aš labai norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiam prie eitynių. Tai yra Patriotai LT portalui, Alkas LT portalui, taip pat Patriotai LT redakcijai už paramą šiam baneriui naujam Ambrazevičiui Bradaičiui skirtam, taip pat Žalgirio fanams už dalyvavimą ir taip pat Kaunas Ultras, Kauno FBK atgimstančio klubo fanams. Taip pat taikiojo nacionalizmo grupiai Nationija turbūt tarėsi. Taip pat Lietuvių tautiniam centrui ir visiems kitiem, aš turbūt dabar žinokit, visų iš eilės neišvardinsiu, tačiau dėkui labai visiems, kurie prisidėjo prie šitų tautininkų sąjungai, žinoma, parėmusiai mus šiek tiek ir finansiškai šiais metais. Taip pat Tomui Bikeliui parėmusiam plakatais ir visiems kitiem. Dėkui labai dalyviams, o dabar kviečiame LTDSO narius, kurie ilgą laiką buvo mūsų gretose, duoti priesaiką. Tai kviečiame Julių Banką.